Salam aleikum visiems, sveiki sugrįžę į naują video vlogą. Šiandien mes važiuosim iš Gento į miestą pavadinimu Vlissingen, Olandijai. Kas ten yra įdomaus, aš nežinau, sužinosim, su keltu kelsimės, todėl ir važiuoju, kad galėčiau persikelti su keltu. Tai va, jau 7 ryto, po 7:04 pradėsim kelionę. Šitą kelionę bus filmuojamas su GoPro. Tai bus profesionalus ir įdomus video. Tai ką, einam žadint rugilę ir varom į kelionę. Nu ką, mano žvėriukas laukia. Nu ką, metas susipakuot kuprinę. Vakar vakare ištestavau. O, ne, vanduo bėga. O, gerai. Vakar vakare ištestavau. Tai... kuprinė nesilaiko. Nu, taip, plius minus laikos, bet dviratis nepastovi, kai uždedu kuprinę. Nu, bet... O ką? O! Nu va, ir turim. Gerai, varom su šitą trandalietu. Čia įmatos stabdžius buvau išsirovęs kažkada. Taip ir nesitvarkiau. Tai galiniai stabdžiai neveikia. Priekiniai irgi ne per geriausiai. Nu bet ką, pradedam kelionę su trandalietu. Čia dar šitas yra nuėjęs savais keliais. Nu bet ką, reikia pasidėti telefoniuką. Ir ką, pradedam kelionę. Pavaros veikia 3 tik tais iš kokių 6, bet su ta saulutė, ne kaip šitas persimeta tą žvaigždutę, tai bent tas gerai. Tai ką, šita kelionė yra 102 km pirmyn atgal, kad šiaip nebūtų daug, bet su šitu dviračiu gali būti bėdų. Aš neturiu pasiėmęs padangas ir atsarginės pompos. Aš turiu tik susiklijuoti padangai tą visus reikaliukus, ten švitrinį popierių, tas lipdukus. Tai reikia tikėtis, kad nereikės naudoti, jei reikės. Tai bus savotiškas nuotykis. O šitą kelionę šiaip aš varau vos ne vien tik dėl to, kad išbandyti palapinę. Nes savo praeitoj kelioniai po Prancūziją nebuvo progos pasistatyti palapinės. Nu tai bent šį kartą tikiuosi bus. Mačiau po keliui ten bus miškelių, kur galėsim pasistatyti. Tai turėtų būti viskas liuks. Nu ką, lygtais plius minus jau esu prie miesto palikimo zonos. Visai sunkiai minas. Šitas va žvėriukas. Bet ką, numyniau 9 km po kol kas. Nu ir jo, toj čia nusuksim nuo to greitkelio ir bus ramus kelias. O mašina praleidinėja. O kiek reikia mapsus pasijungti, nes nežinau, čia kažkur suksim. Nu ką, nusukau biškį nuo to greitkelio čia ką tik. Nu tai toks vaizdelis. Čia palei upelį, labai gražu. Wow. Tai čia dabar varysim kokį 3 km tokiu asfaltuotu takeliuku.
Saulė kyla. Jau kokios 8 beveik tikriausiai. Nu ką. Atvažiuojam su draugais susitikti. Kokie raumeningi. Labas rytas, labas rytas. Kas čia toksai? Oi, gražuoliukas. O, su vaikučiais ten. Pilna gyvūnėlių. Vaizdai visai faini. Šiaip nemėgdavau Belgijos, nes galvodavau, kad labai nuobodžiai atrodo. Neturi nei miškų, nei ką. Bet čia išvažiavus, nepasakyčiau, kad labai jau negražiai atrodo. Nu, tikiuosi dar gražesnių vaizdų pamatysim, tai iš vis įsimylėsiu Belgijos gamtą. Kaip čia gražu. Tai medžiai labai tokie aukšti, pasodinti taip kietai. Tikrai impresiv. Mes čia varom į dešinę. Jo, norėčiau duoti informacijos, kur aš esu, bet visiškai neįsivaizduoju. Traktorius, vau. Pamojavau, bet man tai nepamojavo. Nu, bet nieko. Buvau biškai kliuvęs, buvo smėliuko pasitaikė, bet dar čia jau normaliau. Nu, bet jo, labai graži vieta, o čia kažkur su palapinė. Vau, būtų vau, bet čia dar esu nuvažiavęs tik 20 km nuo savo miesto Gento. Tai būtų dar biškį toli važiuoti, jeigu atgal iki čia sugrįžt. Bet žiūrėsim, nes čia labai gražu, vau. Kur dabar sukam? Bandom pro kairę varyt. Google Maps jau net nebežiūri, nes man ten teleportuojas, ten žemėlapį ten tų nerodo normaliai, nesprantu, kur aš esu. Tai bandom pagal nuojautą, kai skautas. Tokiais mandrais keliukais čia. Gal nepradurs šaka padangus. Nu, žiūrim, kas čia per tuneliukas. Wow. Pašėlęs tuneliukas. Dabar reikalas toks, kad ieškosiu vietos, kur sustot ant koseliuko prisėst, atsigert vandenuką, pavalgyt. Drasko mane čia. Jo, reikia atsigert vandenuką, nes beveik nieko negeriau visą kelionę jau. Nuvažiavau po kol kas 2-4 km, jau važiuoju valandą kem. Tai reikia sustot, pavalgyt, nes po kol kas aš važiuoju tik ant vieno dribsnio bliūdo. Tai reikia daugiau kažką primastyti. Turiu pasiėmęs kabanosį, tai va, kirsim kabanosį. Čia mapsų žiūriu dabar, kur čia važiuoti. Viskas tvarkoj. Tęsiam kelionę, tęsiam. Atradau saliuką. Šiaip labai gražią vietą atradau. Pažiūrėkit. O, nu iš tikrųjų ne čia sėdėjau, čia ką tik atėjau. Čia šiaip labai daug dviratininkų važinėja per čia.
Čia taip, vaivorykštė, viskas liuks. Vat aš va ten sėdėjau, toj parodysiu. Žirgiukai traktoriaus bijo. Vargšeliai. Čia aš kai valgiau kažką, buvau prie jų prieėjęs, tai jiems iš karto įdomu buvo. Dabar aš jau nebe tiek jau įdomus jiems. Du gražus juodi žirgai. Labas, labas. Nesisveikina, vaidina, kad nemato. Sėdi, mėgaujas, deginas. Tai va, čia mano vieta, čia toks paminklas yra. O čia tekstas viskas olandiškai, bet aš nuėjau per telefoną, išsiverčiau viską. Tai šitą, čia šalia, ten buvau pravažiavęs, yra miestas Karplikė, ar kaip ten, kažkaip, ten parašyti, Karpreikė vadinas. Tai vokiečiai buvo užėmę tą miestą 94 ir, ne, 94, nu jau seniau buvo užėmę, bet 94 atvažiavo čia kanadiečiai išlaisvinti šitą miestą. Išlaisvino tą miestą, tada vokiečiai vėl sugrįžo ir čia šitam kaimelį vyko skerdynės. Tai mirė daug žmonių, nu nedaug, 8, bet čia tokiam mažam kaimelį tai visai daug. Tai jau gaila žmonių, čia jiems paminklas pastatytas jų garbiai. Čia bombas mėtė viską. Čia gili istorija šitam mažam kaimelį. Dabar aš tik tais čia valgau ir žirgai irgi valgo. Nesigėdėk, viskas gerai. Čia mano pietų stalas. Nepasakyčiau, kad pats mandriausias, bet turiu 2 pakelius kabanosių. Ačiū mamai ir tečiui, kad atsiuntė. Pasiėmiau čili, 2 skonio, 2 kabanosius, abu čili. Ir dar turiu, nu jau neberasiu. Kažkur nusikišau, bet turėjau dar riešutų. Turiu riešutų pradarytą pakį, jau kokį 1,5 mėnesio buvo namie. Tai pasiėmiau kelionę ir vandens. Liko koks litras. Tai va, reikia kažkur man sustot būtinai, reikia nusipirkti. Kažką saldaus neturiu, jokio cukraus. Tai aš jau iš tikrųjų pavalgiau, kol valgiau nieko nefilmavau. Tai jo, važiuojam, tęsiam toliau kelionę. Ką tik nuvažiavau, sutikau Mikailą ir Mikalandželą. Abu iš jam prasideda vardai. Stebi mane. Jie mane aprėkė, kai vos atvažiavau. Nu, bet dar nusiramina. Kai padariau tą garsą, viens į kitą važiuoja, lyg aš durnelis. Gėda dabar man. Paliksiu jos ramybėje, čia matau užsiėmė yra. Ok. Nu va čia tai akrobatas, aš jums pasakysiu. Kaip jie čia išbėgo į lauką, vargšelį. Čia pro tas Belgijos kaimus, sakyčiau, visai taip savotiškai keliausi. Pilna karvių, pilna visokiausių gyvūnų. O dabar pravažiuosim karvikės, apie kur aš šnekėjau. O, mažiukai, veršiukai valgo. Atvažiavau į miestuką. Varvelėt vadinas, ar kaip čia. Pagalvojau, kad čia reikia man užlipti. O, miesto aikštė.
bažnytėlė. Stovi aikštė tokia va. Fainiai. Jau esam prie pat Belgijos ir Olandijos sienos. Greit kirsim. Nedaug liko. Aš esu jau nuvažiavęs. Nu, čia jau nesąmonę sakau pro darą. Esu nuvažiavęs 3,1 kilometrą. Tai dar 30 km iki paskutinio destinationo. Ir tada žiūrėsim. Pagal jėgas važiuosiu namo. Kiek pavyks, tiek numinsiu, bet pasiliksiu kažkur negu palapinę. Boom! Turiu blogų naujienų. Pasižiūrėjau mapsus. Aš tiesiog žinau, kad reikia tiesiai važiuoti. Aš važiavau tiesiai išjungęs telefoną. Pasižiūrėjau dabar mapsus. Įvažiavau, pasirodo, į Olandiją. Nebuvo nei ženklų, nei ką. Tiesiog dviračių takas iki Olandijos. O tai va, nebuvo kieto įvažiavimo. Bet ką padarysi va. Palei greitkelių dabar važiuoju. Aišku, Olandijai ir prie greitkelių dviračių takai. Labai gražus laukas. Įdomu, ar matosi viskas mėlyna. Šūstrai. Atvažiavom parduotuvę. Einam nusipirkti kokį guminuką. Kas atspės ir parašys komentaruose, ką nusipirkau parduotuviai, tam 1 200 513 eurų. Tiesiai banko sąskaita. 3, 2, 1. Nieks neatspėjo, nusipirkau Rose Cooken. Kažkokie rūžavi sausainiai. Juos ir Belgijai pardavinė ir man jie labai patinka. Jie labai papigiai. Euras 2. Labai geri. Net nesivaizduoju, kas čia yra tiesiog cukraus skonio, bet kas gali būti geriau už cukrų. Palieku Schuidinke miestą. O, ką? Čia dabar? Tai jau palieku Schuidinke miestą. Ačiū žmonėm, kurie mane čia priėmė. Priėmė pavalgyti ant viešo staliuko sausainių. Tikrai buvo skanu. O aš jau išvažiuoju. Jau numinta kem 3 km. O iki mano tikslo tai tik šiam yra. Tai čia jau toj būsim. Pirst. Oba. Nu ką, jau esu prie kelto į Smiltynę. Tai toj kelsimės. Aš čia seku porelę kažkokių žmonių. Jie irgi tikriausiai varo. O, ten jau belia kiek žmonių. Nu, okei, reikia dabar biškį išsiaiškinti, kur čia važiuoti, nes aš nežinau. Vau, kaip čia kietai atrodo. Geras. Pasitraukė žmogelis. Nespranta, kad čia nieko man to nefilmuoju. O, įėjimas į bilietų pirkimą. Patį geriausią bilietą nusipirksiu. Nama biškai primena Estiją. Jei buriuotojai žiūrit, tai čia, žinokit, labai atrodo kaip Estija, kur mum varžybos vykdo Taline. Bilieto kaina buvo 15 eurų. Aš internete skaičiau kažkur, kad 1 euras. Kažką apsiskaičiau ant 14 eurų. Na, bet ką, negaila, jau čia atvažiavau, tai jau reiks susimokėti. Ten keltas parvažiuoja. Toj lipsim.
chebra užlipom jau ant kelto, toj plauksim. O ten jachta plaukia. Norėčiau ir aš dabar taip. Nu jau to kranto nebematys. Jau esam prie čia. Ten koks malūnas šustras matęs. Nu čia jau bus vaizdų, kurių reikės pamatyti. Yeah. Laisvė. Visiška laisvė. Gerai, čia dabar nesusijęs su video visiškai, bet aš dabar įmesiu Kovaldo video, kurį nufilmavau, nes aš tiesiog noriu šitą momentą įamžinti YouTube'ai. Paleido iš laivo, dabar lenktynės prasidėjo. Tikrai šių lenktynių nepralaimėsiu. Sekam. Iš tikrųjų, mano tikslas buvo į šitą miestą atvažiuoti. Bet aš, čia visiškai nei veiklos nesusigalvos, nei ką. Nežinau, kokie čia vaizdai. Bet tikrai bus ką pamatyti, tikrai bus. Teisingas sprendimas buvo eiti su chebra. Jie tikėt. Šustrai. Nu, aš va tokioje vietoje tikrai nesu buvęs. Niekada nesuprantu. Čia biškai kai jūrų muziejai, smiltyniai. Panašus vaibas. Ekstremalas su viena ranka. Tokį posakį aš sakau. Labai gerai, kad visa gauja važiuoju. Čia parodė, ko nebūčiau matęs. Kur mane čia atvežė? Kvepia kaip dumblas. Kvepia kaip gintarai. Ten, čia, aišku, čia paplūdimys tiesiog, čia niek nebus, bet ten prieš tai buvo belekiek dumblo. Tai reikėjo varyti gintarų ieškoti. Jie dar nėra išradę tokio dalyko Olandijai, man rodos. Ten matau malūną. Varysim grūdų malt. Grūdų. Hell yeah. Turim paminklą. Turim Olandijos, Prancūzijos, Anglijos ir Kanados vėliavas. Čia partizanas. Čia žmonių garbei antrojo pasaulinio karo metu. Nes čia antrojo karo pasaulinio metu čia buvo rimtas reikalas, nes šitas miestas pro čia visi laivai ten į Antverpą varo ir ten šiaip į daug kur Belgijai, tai ir Olandijai. Tai labai svarbi vieta buvo. Tai čia buvo užbombardavę. Daug istorijos šitoj vietoj. Čia kariavo šitose krantuose prieš 80 metų. Ir dar tokį malūną turi. Labai kietas malūnas. Eisim pažiūrėti. Šitie akmenukai su manim šneka. Čia parašyta, kad lapkričio 1-94 metų čia nusileido nežinau, kas nusileido, bet kažkas nusileido išgelbėt šitą Vlissingen miestą. Ir jo. Tie vokiečiai, vat aš pasakysiu, prisidirbė truputį, yra biški prisidirbo. Čia namų stogai matos. Visai cool. Ten patrankos. Ten statytos. Mačiau per Google atsiliepimus, kad čia buvo šaudė iš tų patrankų kažkada. Bet šiandien tikriausiai nešaus, nebent aš pats ten užtaisysiu. Ar jis pažiūrėt, gal ir užtaisysiu. Aš čia prie to vėjo malūno sėdžiu. Paskaičiau truputį knygą, pavalgiau. Aš jau žiauriai bėgot noriu. Bėgoju, išėjau kas 5,5 valandas, nes anks kelis reikėjo. Bet neturėtų tai būti, aš dabar tiesiog sėdžiu taip.
Tai va. Važiuosiu, manau, apžiūrėti miestą, pažiūrėjau Google'ai, ką čia pamatyti. Tai jau viską pamačiau, ką galim įdomesnio pamatyti, nu bet gal dar šiaip, gal gražus miestas bus. Nemanau, kad čia užsibūsiu kokią porą valandų iki antros kokios dienos. Tada važiuosim link namų. Manau, bandysiu važiuoti link to miško, kur sakiau, kad norėčiau miegot. Tai ten ir manau miegosim šiandien. Nu, pažiūrėkit. Kokia patranka. Čia šaudydavom seniau su draugais. Dar palikom, kad žmonės galėtų stebėti. Kas patrankos viduj. Na, aš nemačiau, jūs matėt. Pasakykit, ar kietai. Bum! Kiek ten priaugusių tų klemų visokių. Nežinau, kaip lietuviškai pamiršau. Nu, čia visi žmonės filmuoja šitus žmonės. Kažkodėl tai aš irgi ateinu pafilmuoti. Kažkokios varžybėlės čia gal ar kažkas tokio. Nežinau, čia šiaip visi fotografuoja, fotkina. Man reikia irgi prisijungti prie mados. Ten patrankos. Tu aš galvoju nešausiu, nes paskui čia dar kažkas pradės lyst prie manęs, sakys, kad čia šaudai. Patekau į festivalį. Juokauju į turgų. Kaip čia viskas šviesu. Jezu. Einam išsirinksim. Kažką pirksim. Esu prie Švento Jakubso bažnyčios. Čia kilo Jakubs Kronums ta kava. Atėjau pasižiūrėti žemėlapį, ką lankyti. Tai va tas malūnas buvo. Ir daugiau, nu, neįdomus dalykai. Nesivizduoju. Nežinau, kodėl aš čia atvažiuoju ir nežinau, ką aš čia veiksiu. Reiks gal tiesiog anksčiau varyti, anksčiau miške būsiu, ten miške gal linksmai palaipėsim į medžius ar kažką tokio. Ten voverių labai daug buvo tam miške. Buvau pamatęs, virš manęs perbėgo, žiauriai šrūs riba. Nežinau. Nu, aš jau 15 eurų išleidau, kad čia persikelti reikia išnaudoti, bet nežinau kam. Važiuoju čia savo pro miestelį ir užmačiau iš akės kampučio. Balebum! Čia tą patį iš Klaipėdos jie tikriausiai paėmė ir čia pastatė. Įėjimas atidarytas. Žiūrėk, gal ir nueisim pažiūrėti. Gal tas prasplaukt. Ten laivų garažas. Čia dar kažkas. Čia čiut iš miesto užvažiavau iš karto čia taip. Dai, varom pažiūrėti. Bilietukai 8 eurasika. Kaip samoškas sakytų. Na bet, manęs iš tikro tie kariniai laivai visai nedomina, aš nesuprantu, kame reikalas. Aš Klaipėdai tame dar net nesu buvęs, man rodos. Na, bet didelis laivas, įdomu pasižiūrėti. Atėjau į fritūrą pavalgyti. Fritūras yra toks kaip į McDonald's. Ir lietuviai padarytų savo McDonald's versiją. Tai čia yra belgų ir olandų McDonald's savotiška versija. Tokią vietą, prie jūros, prie patrankų. Sumaščiau taip, kad pavalgau, nuvarau tada apsipirkti ir lėkiu jau link namų. Nes neturiu aš čia ką veikti, aš apvažinėjau čia biškį, bet nu, nei vaizdų, nei ką. Tai varysim namučiau. Bum! Mano patiekalas su vaizdu 9 eurus kainavo. Biškį žiauru. Čia žuvis, čia free bulvytės. Kibbeling Fritz vadinas. Ragausim. Čia mes tokio neturim, tikrai neturim tame Belgijai. Gal ir turim iš tikrųjų, bet aš visai nepastebėjau. Bulvės geros. Žuvis. Biškį sausa, bet šiaip nebloga. Labai daug to krenčių dalyko, tai visai kietai.
Einam nusipirkti skanaus maisto kelioniai. Jo, dabar užsipirksiu viską, ką tik reikia likusiai kelioniai, nes neturiu nei vandens, nieko daugiau. O turiu kabanausių dar ir riešutų. Reikia dar kažką nusipirkti skanaus. Jo, tą mylą, kurį valgiau, vertinu stipri 6,5 arba silpnu 7. Nežinau, tas free bulvytės visai geras buvo, tik kad trūko padažo. O ta žuvis buvo tokia, normali, bet bulvytės buvo skanesnis nei žuvis, tą noriu pasakyti. Nors šiaip man patinka, kai būna pafrainta žuvis. Čia ką išsirinkau, Iced Tea, Sprite'as, peanut butter, knoperis, ir vandens. Čia turėtų užtekti pagal planą tada iki rytojaus ryto. Žiūrėsim, pakeliui dar bus ką parduotuvių. Dabar susimoku, nueinu atsigerti Sprite'ą, suvalgyti knoperį ir varau iki kelto. Vad är det för formen? Okej, Pataikėm. Blogos naujienos. Powerbankas kažkaip išsikrovė, nors buvo 9% prieš porą valandų. Telefonas ant 30%, GoPro yra ant 8%. Nežinau, ką aš dabar čia filmuosiu ir kiek filmuosiu. Reiks taupyti energiją. Žiūrėsim, kaip bus. Prie krantą jau priplaukiam. Ir jau pasikeitė mano planas. Važiuosiu namo. Tai 5 kilometrų maždaug iki namų. Tai čia ką čia 2,5 valandos normaliai važiuojant, 3 lėčiau jei važiuosiu. Bet bandys per kokios 4-5 su prisėdimai, žinai. Ta kamera šita yra ant 7%. Tai reikia labai taupyti, nebebus jokių timelapsų, nieko, nes tiesiog... Bet viskas išsikrovė, kamera išsikrovė, mano laikrodis jau numirė irgi, telefonas 2%. Aš pats irgi biškai išsikrovęs, nes neišsimegau. Bet tiek te liko kelionės. Gaila, kad nepanaudosiu vėl tos palapinės. Ta palapinė tikriausiai prakeikta yra. Kiek aš čia nešiojus į tiek daug mačius, bet nei kart nebuvo ištraukta. Vsio, riedam link namų. Ką tik GoPro man parodė, kad buvo ant 2-3% ir pakilo nuo 6 iki 2-3 ir dabar nukrito atgal iki 6. Nežinau, kuo dabar tikėt. Bet ką, važiuojam, pafilmuosiu, kažką įdomaus pamatysiu. Ar atpažįstat, kur esu? Esu Šundikiai vėl. Oba. Labai ilgai ieškau vietos geros prisėst, kad papietaut biškį. Tai nuo tada, kai išvariau iš... kokią mašiną. GoPro jau amen yra jau išsikrovę pilnai. Tai va, norėjau dar taste testą padaryti staigiai. Netikras Sprite'as. 8 iš 10, labai arti tikro skonio, tik daug cukraus ten. Čia Knoper peanut butter. 8,3. Visai neblogas. Dabar pavalgau ir varau belė kiek daug. Tikriausiai, gal 3 km turiu omenyje, gal be stojimo. Tik kad subinės žiauriai skauda. Bet apart to viskas labai liuks. Dabar po vėjų varau, nes visą laiką iki Olandijos variau buvo prieš vėją. Dabar po vėjų, taip čia be problemų. Toj būsim, net nespėsiu sumirksėti ir jau būsim Belgijoje. Ir nukrito kuprinė, įsisuko į ratus butelys. Pažiūrėsim, kad čia bus likę, ar viskas tvarkoj. Vsio, persidėjau kuprinę. Čia čiut, čia paplyšo, ant čia buvo paplyšo. Bet šiaip nieko nebuvo. Tikiuosi tik dar minsis dviratis normaliai, nes dėl to man baisiausiai. Bet viskas tikriausiai gerai.
Važiuojam. Gerai, Flanderen. Čia reiškia Flanders. Belgija yra padalinta į Flanders ir Valoniją. Flanders čia kur olandiškai šneka, Flandersuose olandiškai, o Valonijai šneka prancūziškai. Keista, kad rašo East Flanders. Welcome. Šiaip keista, nes nerašo Belgija, rašo Flanders. Nu jo. Nu va, bet įvažiavam Belgiją. Finišo tiesioji. Iš tikrųjų ne, bet kokį trečdalį kelio jau nuvažiavau nuo kelto. Dabar ką tik važiuoju šitą kelią. Labai ilgai ieškau šitą kelią, nes man Google Mapsai biškį ten teleportuojas. Nu bet ką, nežinau, važiuoju, jokių naujienų. Nieko nevyksta ypatingo. Nu taip, jau nenusisekė kelionė. Priekinę padangą baltutėlę. Dabar palei upelį. Žvyrkelių. Bet labai geras žvyrkelis, negaliu pykti ir mašinas nevažinėja aplink. Neblogai sakyčiau. Miško, kur aš norėjau pradžiai palapinę statyti. Žiauriai fainiai. Čia daug voverių. Čia voverių miškas. Tai reikia dabar akis išplėti, suvažiuoti. Žirgiukas. Ten vargšas guli. Perkaito mažas žirgiukas. Viskas jam gerai skvapuoja. Pradžiai sigandau, kad negyvas. Ilsis matyti. Ten irgi tokia porelė. Didelis žirgas ir žirgiuks mažiuks. Nu, ilsėkitės. Geros jums dienos. Šitas tiltas žymėjo tokia kaip ir kelionės pradžia rimtesnė. O dabar jau važiuojam atgal tą pačią dieną. Nu va. Nu tikrai jau finišą tiesioji. Nežiūriu mapsų, nes nėra elektros telefone. Nu bet jau manau bus kokie 10 km, gal dar mažiau. Oba! Jau! Nu ką, pamiršau nufilmuoti kelionės pabaigą. Tai va, grįžau namie pas Rugiliuką, pas Kartmaną. Tai va, ačiū, kas žiūrėjo šitą nenusisekusią kelionę. Ir iki kito video. Bye bye!